Kas šitas kibernetinis saugumas, su kuom jis valgomas geriausių šios platformos naudotojų? Visas šitos ryties įvairumas. Visada yra ką veikti ten naujo, visada ko išmokti. Ir dar viena priežastis yra, kad, kibernetinio saugumo specialistas, pripažinkim, labai kietai skamba. Academy radau iš reklamos, aš pasidomėjau, ten kurso detalėm, žiūriu dėstytojus, visas tas programos detalės. Galvoju, jo, čia man išmokins gerai. Ernestas tikrai, jis viską atsako puikiai ir jis dažnai mėgdavo pasidalinti savo patirtimis šioje srityje. Jom buvo galima pasitikėti, jei kas sunku, buvo jo galima pasiteirauti. Su jo kursai buvo tikrai smagesni, jis padarė didelį skirtumą. Labai taip susmagina mokymosi procesą. Tai yra TryHackMe specialiai sukurtos aplinkos, kur mes galim taip teisėtai taip laužytis, rasti atsakymus į klausimus ten visokios. Tas visas procesas yra labai sužaidybintas. Tai aš esu šiuo metu žemiau 10 000 rankinguose ir tai TryHackMe skaito, kad aš esu 1% ten gal geriausių šios platformos naudotojų. Aš įsilaikau tokį sertifikatą pavadinimu SAL1. Tai tiesiog yra saugumo analitikas pirmojo lygio. Man Code Academy suteikė šią progą įsilaikyti šį sertifikatą, tai po kursų pradžios pasimokinau, ten pasidomėjau ir galvojau, kodėl čia man laukti, reikia iš karto tiesiog grėbti jautį už ragų.